Šokių mūza choreografė Janina Serapinienė beveik pusšimtį metų Palangoje puoselėja liaudies kultūrą ir vadovauja 3 mėgėjų šokio kolektyvams, tapusiems neatsiejama Palangos bendruomenės kultūrinio gyvenimo dalimi. Iš tiesų, Janina Serapinienė jau 5 dešimtmetį dirba ir būtent puoselėja liaudiško šokio meną, būtent ir Palangos mieste. Jinai pradėjo dirbti Palangoje dar būdama studentė, Palangos Šventosios gimnazijoje, ir pirmieji jos galbūt kaip choreografijos bandymai buvo Palangos Senojo gimnazijoje. Jinai pradėjo darbą su jaunimu, matomai praktikų metu ar šiaip, bet jos kūrybinis kelias jau skaičiuoja 5 dešimtmetį. Ir iš tiesų visa ta kelionė buvo labai spalvinga, kūrybinga. Janina Serapinienė vadovavo pagrindiniam Palangos liaudiškų šokių kolektyvam. Tai yra bočiai, kurie mena labai ilgą metę tradiciją. Jau 7 dešimtmetis eina, kaip gyvuoja bočių kolektyvas. Ir jinai kaip jauna specialistė perėmė šitą kolektyvą ir iki šių dienų labai gražiai vadovavo jam. Tai toliau pasekoje gimė dar vienas kolektyvas. Vyresniųjų liaudiškų, reiškia dar jaunesni žmonės panoro šokti liaudiškus šokius, taip gimė Banguolis, kuris irgi skaičiuoja jau 3 dešimtmetį. Tai žodžiu, šitie 2 kolektyvai labai atliepia tą Palangos tokį norą ir meilę Palangos bendruomeniai mylėti tą liaudišką šokį. Ir jeigu kalbėti būtent apie bočių kolektyvą, kuris iš tikrųjų savo amžiumi yra toks specifinis kolektyvas, mes dažnai sakydom, Janina, kaip jūs susitvarkote, nes iš tikrųjų vyresnio amžiaus žmonės turi ir savo charakterius, ir savo norus, ir visa kita. Bet jai tai pavykdavo labai gerai, jinai iš tiesų kaip vadovė, kaip choreografė labai griežta, labai atsakinga ir labai sėkmingai jie pristatydavo būtent šitą šokio meną ne tik Palangoje, bet ir visose Lietuvos šokių festivaliuose, visose dainų šventėse, pasaulio lietuvių ir šiaip Lietuvos ir Klaipėdos krašto ir įvairių kitų regionų dainų šventėse pasirodydavo šitie kolektyvai. Ir galiausiai prieš 10-metį dar vienas kolektyvas gimė Janinos vadovavimas, tai yra 3 amžiaus universiteto moteris, panoro šokti. Taigi Jūrė atsirado Jūrė. Tai va, matom tokią turtingą biografiją šitos šokio puoselėtojos. O pati Janina, jeigu kalbėti apie ją, tai iš tiesų labai disciplinuota, labai pareiginga choreografė, kaip dažnai mes mėgstam sakyti, anų laikų, užgrūdinta anų laikų pirmųjų laidų. Klaipėdos fakultetų choreografija iš laidos tos, nes tos laidos žmonės tikrai labai tokie to meto. Vienas iš Janinos Serapinienės ugdytinių yra kultūros skyriaus vedėjas Robertas Trautmanas. Šokėjas dalinosi iki šiol besižavintis pedagogės vidinė šviesa, o už pažintį su tautinio šokio tradicijomis jaučiantis choreografijai nuoširdų dėkingumą. Aš būdamas 5 metų atėjau į vaikų šokio kolektyvą 78 metais ir porą metų šokau tame kolektyve. Tai va toks mano santykis, mes ją vadindavom šokio mama. Aišku, asociacijos yra pačios geriausios, kadangi vadindavom šokio mama. Tai aišku, kaip ir viskas dažniausiai vaikystėje, buvo labai šilta atmosfera, pati ji buvo tokia švytinti kaip saulė, labai graži moteris ir aišku, savo srities profesionalė. Tas santykis jau užaugos ir nuo 2002 metų dirbu kultūros srityje ir aišku, stebėjau ir ne tik tos 20 metų ir prieš tai, kadangi, vis tik tas mažasis šokėjėlis, po to šokau ir liaudies kolektyvuose, tai čia toksai labai didelis jos indėlis būtent nuo tos vaikystės, būtent puoselėjo tą išskirtinę ir meilę, galbūt ir susidomėjimą liaudies kultūra. Tai stebėjau tuo, kad ji yra išskirtinė profesionalė. Ji yra labai kūrybiška, geba suburti būtent kolektyvų narius. Ir ji pelnė labai didelę tokią pagarbą. Kalbėdamas apie ją, aš suprantu tokį dalyką, kad ji ugdė ne tik tą meninį skonį ir būtent puoselėjo tą liaudies šokio kultūrą, bet ir
būtent įkvėpė daugybę palangiškių per tą pusę amžiaus būtent susipažinti, pažinti ir mylėti liaudies kultūrą ir tą liaudies kultūrą per būtent šokį. Tai va, mes drąsiai galim ją vadinti Palangos šokio mūza, o paprasčiau tiesiog šokio karalienė.